Istorinės technikos paroda Biržai 2013. Kaip ir kasmet, rugpjūčio 1 savaitgalį Biržų miestas šventė savo gimtadienį. Informacinėje erdvėje jau kuris laikas sukosi keletas datų. 80 metų Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą, 45 metai Biržų aeroklubui ir 5 metai senovinės technikos klubui Klasika. Klasikos šventė prasidėjo dalyvių ir jų technikos registracija. Kiekvienas istorinės parodos eksponatas privalėjo atitikti rengėjų keliamus reikalavimus. Transporto priemonė turėjo būti originali, tinkama eksploatuoti ir pagaminta prieš 30 metų ar anksčiau. Užsiregistravę degalinėje prie įvažiavimo į Biržus, kelyje pasvalys Biržai, parodos dalyviai policijos lydimi pasuko miesto centro link. Palikę savo techniką saugomoje teritorijoje, automėgėjai pasiskirstė į 3 grupes, susipažino su biržietiško alaus subtilybėmis muziejuje Sėla, alaus daryklose Biržų alus ir Rinkuškiai. Pasibaigus ekskursijoms į vietines alaus daryklas, visi klubo Klasika svečiai susirinko prie Biržų pilies rūmų, kur istorikas Antanas Seibutis trumpai visus supažindino su miesto ir pilies istorija, kunigaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių šeimų vaidmeniu joje, Biržais ir biržiečiais. Pasigrožėję nuostabiais miesto apylinkių vaizdais, pasivaikščioję po piliakalnį, dalyviai buvo pakviesti pasiruošti pagrindiniam šios šventės tikslui – istorinės technikos paradui miesto gatvėmis ir parodai Biržų aeroklube. Pasipuošus ir pasirėdžius pagal turimos technikos laikmetį, saulėtą šeštadienio pavakarę lyg tyčia tam skirtomis ilgomis miesto gatvėmis į Biržų aeroklubą vyko įspūdinga istorinės technikos dalyvių kolona. Malonu stebėti gatvėmis riedančius istorinius automobilius, motociklus ir kitą judančią techniką, o dar smagiau matyti susirinkusiųjų susižavėjimo kupinas akis ir smalsius jų žvilgsnius. Gražu, kad tokie renginiai jau tapo Biržų miesto švenčių tradicija. Ir dar maloniau, kad daugėja ne tik žiūrovų, bet ir senovinę techniką restauruojančių, įsigyjančių ir parodoje dalyvaujančiųjų skaičius. Daugelis pastebi, kad paskutiniu metu Biržų miestą garsina ne tik aludariai, sportininkai, aviatoriai, menininkai bei muziejininkai, bet ir senovinės technikos puoselėtojai. Ir nieko čia keisto. Juk pastaruoju metu gražiausios ir įdomiausios senovinės technikos parodos arba vyksta Biržuose, arba yra vežamos į kitus Lietuvos kraštus. Prie Biržų vardo garsinimo ir istorinės technikos populiarinimo jau daugiau kaip 5 metai prisideda senovinės technikos klubas Klasika, įkurtas 2008 metais rugpjūčio 16 dieną. 5 metai – tai dar ne jubiliejus. Gal todėl ir savo gimtadienį Klasika švenčia kukliai. Švenčia su tikrais draugais. Su tais, kurie visus 5 metus buvo kartu, su tais, kurie nekantriai laukia Klasikos rengiamų paradų ir parodų, su tais, kurie gerbia ir remia Klasiką. Džiugu, kad per šį laiką klubas surado ne tik draugų, bet ir savąjį veidą. Daugelį dalykų Lietuvos senovinės technikos klubo istorijoje klasikiečiai darė ir daro pirmieji. Tai ir klasikinės bei roko muzikos koncertai, tai ir profesionalūs kiekvieno renginio dokumentiniai kadrai, tai reklaminiai lankstinukai bei kalendoriai. Ir pagaliau
klubo vizitinė kortelė tapęs punktualumas ir pagarba dalyviams bei žiūrovams. Prie pat įvažiavimo į parodos vietą eismą reguliavo ir tvarką palaikė Antrojo pasaulinio karo vokiečių kariai. Atrodo, šį sykį apseita be tvarkos pažeidimų. O kiek tolėliau, parado dalyvius sutiko sovietinės milicijos ekipažas. Kiekvieną pravažiuojantį palydėdamas draugiškomis šypsenomis ir tiksliais nurodymais, kur važiuoti ir kaip elgtis Biržų aeroklube vykstančioje miesto šventėje. Biržų aviacijos sporto klubas buvo įkurtas 1968 metais rugsėjo 18 dieną ir šiemet švenčia savo 45 metų jubiliejų. Klube yra sklandytojų, aviamodeliuotojų, precizinio skraidymo, aviakonstruktorių, veteranų ir jaunųjų sklandytojų sekcijos. Aeroklubas organizuoja Lietuvos sklandymo ir aviamodeliavimo čempionatus, o klubo sportininkai dalyvauja pasaulio ir Europos varžybose. Atvykę į šventę ir įsirikiavę parodai, parado dalyviai tikrai visus nustebino blizgančiais Fordais ir Cadillacais, Mercedesais ir Škodomis, geltona kaip saulė sportinė korvete, pirmaisiais pasaulyje serijinės gamybos automobiliais Ford T, kariniais džipais, gaisrinė, motociklais, traktoriais, garo mašinomis ir kitokiais inžineriniais stebuklais. Jau nekalbant apie istoriją atkartojančius stilingus ir teatrališkus ekipažus, kurių nariams teko atsakinėti į daugybę parodos žiūrovų klausimų, fotografuotis ir dalinti interviu. Parodoje akį traukė teatrinių renginių ir karo istorijos klubo Vikings nacistinės Vokietijos uniformomis vilkintys karininkai ir kareiviai. Neseniai įkurto klubo veikloje dalyvauja 10 bendraminčių, kurie organizuoja Antrojo pasaulinio karo mūšių inscenizacijas, dalyvauja senovinės technikos klubo renginiuose ir muziejų veikloje. Į klasiko šventę Vikingus pakvietė vienas garsiausių Lietuvos kolekcionierių, Lietuvos klasikinių automobilių klubo prezidentas Gitautas Žičkus, į renginį atvykęs su žmona Vida ir dukra Ineta. Pono Gitauto vairuojamas kabrioletas Mercedes-Benz, pagamintas 1937 metais, šventėje kėlė prieštaringus jausmus, juodų uniformų baimę ir pasigėrėjimą jame sėdinčių damų grožiu. Su šiuo automobiliu jo savininkas jau dalyvavo filmuojant 10 kino juostų Lietuvoje ir užsienyje. Renginys dar kartą patvirtino, kad istorinę tematiką besidominti žmonės į savo pomėgį žiūri plačiai. Ne tik ją įsigyja, restauruoja, bet ir skatina domėjimąsi, dalyvauja šventėse, steigia muziejus, bičiuliaujasi su kaimynais. Šiemetinė senovinės technikos paroda sulaukė didelio pripažinimo ir palaikymo Latvijoje. Klubo Klasika direktorius Egidijus Einoris sakė, kad į Biržus atvyko 18 retų ir stilingų automobilių iš Rygos automobilių muziejaus bei Latvijos antikvarinių automobilių klubo. Viso parade parodoje dalyvavo 70 istorinės technikos eksponatų. Iš jų 58 automobiliai, 7 motociklai, 1 sunkvežimis, 2 traktoriai ir 2 garo mašinos. 19 dalyvavusių eksponatų buvo pagaminti tarpukariu. Klubas Klasika jau nuo 2008 metų rengiantis senovinės technikos parodas Lietuvoje, šį kartą šventė žiūrovų simpatijas pelnė sukvietęs tikrai retus ir įdomius automobilius iš įvairių Lietuvos bei Latvijos miestų. Šventėje dėmesį patraukė stilinga pora, vilkinti Antrojo pasaulinio karo amerikiečių aviacijos tarnybos uniformomis ir atvykusi karinių visureigių Willis pagamintų 1943 metais. Tai Juris Gagainis, Latvijos meno akademijos dizaino fakulteto profesorius su žmona. Pakalbinus svečius, paaiškėjo, jog senovinės technikos klubas Klasika gerai žinomas ir Latvijoje.
Šventę Biržuose profesorius sudomino kolegos praeitais metais dalyvavę klubo renginyje. Jurijui Gagainiui labai patiko šventės atmosfera, nuoširdūs, besidomintys ir daug klausinėjantys šventės lankytojai. Apie savo karinį automobilį profesorius sakė, kad daug tokių automobilių karo dalyvių Jungtinės valstijos perdavė Sovietų Sąjungai, bet dabar jų likę nedaug, nors buvo pagaminta tūkstančiai. Мы первый раз здесь, в Биржай, на этом празднике, но среди латышей в прошлом году были очень такие благородные отзывы, что здесь интересно. И я с некоторыми коллегами, с друзьями, говорю, я тоже в этом году приеду. И приехали, вот это моя супруга, и мы действительно рады, нам здесь нравится. Kaunietį Gintautą Biškinį atvairavusi Pakardą, pagaminta 1925 metais, meilė technikai lydi nuo pat vaikystės. Apie tokį senovinį automobilį jis svajojęs nuo 23. Šį prabangų istorinį limuziną pavyko įsigyti tik sulaukus 50. Šis automobilis 40 metų priklausęs vienam kunigui Jungtinėse Amerikos valstijose, kelių matė nedaug. Jis rieda šauniai, sakė savininkas, ir malonu pajusti anų laikų atmosferą. Mūsų laikų akimis tokie automobiliai gan įnoringi. Reikia pasirūpinti švino priedais benzinui, vengti žvyrkelių ir darganos. Šį automobilį pavyko nupirkti tik sulaukus jau daugiau negu 50 metų, man asmeniškai. Tai jūs jį medžiojote, būtent šitą, ir labai gražus automobilis, įspūdingas. Norėjusi tokio, kuris būtų širdžiai malonus, kad žinot, kad tai būtų savo, o ne tik ta, kad tau pasiūlo likimas. Tuo automobiliu važiuojant pasijunti visiškai kitaip, negu važiuotum kažkokią kitokią mašiną. Pajunti tą tokį laikmetį, kaip anuo metu važiavo žmonės, kaip jie sėdėjo, kaip jie jautėsi, kaip kvepavo, taip visai kitaip jautėsi. Lietuvos klasikinių automobilių klubo narys Alfredas Zigmantas iš Panevėžio senoviniais automobiliais susidomėjo prieš 10-metį. Šiuo metu jo kolekcijoje puikuojasi 12 automobilių. Į parodą Biržuose atvykęs su Cadillac Fleetwood džiaugiasi, kad smagu vairuoti kabrioletą. Ir nors automobilis pagamintas 1963 metais, jis turi automatinę greičių dėžę ir yra pilnai elektra valdomas. Tas hobi pas mane jau yra virš 10 metų. Turiu 12 automobilių įvairiausių. O kur laikote jų? Panevėžyje. Savo kieme? Ne kieme, savo įmonės kieme turiu pastatęs muziejų. Šitoj šventėje mačiau vienintelis toks automobilis, bet jų yra, jis buvo serijinis automobilis, jų pagaminta yra 10 tūkstančių, aišku. Tai buvo serijinis automobilis, kuris ėjo nuo 62 iki 64 metų. Pilnas elektrinis paketas ir stogas, langai, sėdynės, viskas elektrinė yra. Klubo klasika narys Klemensas Sakalauskas parodos dalyviams ne tik demonstravo retą automobilį Neš, pagamintą 1931 metais, bet ir senovinių patefonų gramofonų kolekciją. Šių muzikinių dėžučių garsai traukia lankytojus, o savininkas nuoširdžiai visus kvietė atvykti pamatyti daugiau tokių eksponatų į jo muziejų esantį Pinevoje, Panevėžio rajone. Mano hobis buvo įkurti muziejų, aš rinkau ilgą laiką tuos muzikinius aparatus ir ne tik juos. Tai yra ten daug ko surinkta, tai yra per 237 lygintuvus, visi skirtingi, tai yra technikos traktoriai, 3 senoviniai, Dering, Universal ir Fordson. Tai yra šiaip variklių tokių įvairiausių yra apie 30 vienetų. Iš technikos daug turiu. Tai va, ką mes čia atvežėm, tai tik tai dalį to muziejus. Ką čia matote, yra dalis to muziejaus eksponatų. Ten bus įdomiau, ten ir akmenys dubenėti ir daug kitokių dalykų yra.
Iki pirmos laimės mums trūko automobilio, tik tai gero tokio. Tai vat mes turėjom bičiulį Amerikoje dirbantį, paprašėm jo, kad jis surastų ten, žodžiu, surado tokį. Ar tai paprasta yra? Ne taip paprastai, čia jau keletas metų atgal, dabar dar sunkiau yra. Tai čia buvo prieš kokią 5 metai, gal daugiau, gal jau 6. Pakalbinome ir šventėje dalyvavusi istorinės technikos ekspertą, knygos apie Lietuvos kariuomenės tarpukario techniką autorių Vidą Grigoraitį. Jūs matote Willys MB 1943 metų gamybos, kuriam jau, kaip matote, yra pakankamai daug metų. Ir šis automobilis nuo 2006 metų buvo restauruojamas. 2008 metais pradėjo važiuoti ir 3 kartą dalyvauja Biržų miesto šventėje ir klasikos klubo renginyje. Parodoje dalyvavo ir du eksponatai nenaudojantis tradicinio kuro benzino. Tai uždarosios akcinės bendrovės Urma sumažinta važiuojanti garo mašinos Beryl kopija ir Daliaus Linkevičiaus ūkio muziejaus garo mašina Port Huron, pagaminta 1921 metais. Jeigu pirmasis garų varomas įrenginys linksmino ir vėžino šventės dalyvius, tai antrasis garo variklis prižiūrimas mašinisto Stasio Kubiliaus buvo nusiteikęs rimtam darbui. Gali sutimų padaryti generatoriam, lentpjūvį gali sukti, gali šito, visi sutimo darbai, kokies elektros variklis atlieka. Sukt kokie aparatų, zeimers, akmens skaldyklus, malūnų, visko gali daryti. Atlieka elektros variklio darbo. Universalus viskas. Parodą paįvairino ir 2 gražuoliai traktoriai. Viena iš jų, Lance Bulldog, pagaminta 1936-aisiais, visų nuostabai vairavo mergina. Pasirodo, kad ne tik vyrams paklūsta sunkioji technika. Pasibaigus parodai skirtam laikui, visa didžiulė mašinų ir motociklų kolona pasuko į Vinkšninių kaimą, kur jaukioje Alės Podėnienės kaimo turizmo sodyboje prasidėjo dalyvių vakaronė ir klasikos 5 metų gimtadienio paminėjimas.
Tik už 7 kilometrų nuo Biržų prie pat upelio su užtvanka ir tvenkiniu įsikūrusi moderni sodyba svetingai priėmė visus senovinės technikos klubo Klasika svečius. Pievutėje pasistačius automobilius, beliko tik laukti vakarienės ir mėgautis biržietišku alumi ar gira. Kas norėjo, čia pat statėsi palapines. O kas pageidavo įsikurti patogiau, pasibaigus vakaroniai šventės rengėjai autobusiuku buvo pavėžėti į užsakytus motelius ir viešbučius Biržuose. Svečiai tikrai nenuobodžiavo. Vieni aptarinėjo parodą ir dalinosi biržietiškais įspūdžiais, kiti žaidė tinklinį ir liaudiškus žaidimus, treti kovėsi ant imtynių kilimo. O pačių mažiausių šventės dalyvių laukia staigmenos. Piešimas ant plėvelės, pokštai ir visokiausi žaidimai. Kai visi nuramino kirminą ir sudrėkino gomurį alučiu, gira ar vaisvandeniais, nuskambėjo solisto Mindaugo Gylio atliekamas Lietuvos himnas, kviečiantis į iškilmingąją šventės dalį ir apdovanojimus. Tylos minute buvo pagerbtas mūsų kolegos Eugenijaus Marinausko atminimas. Istorinės technikos parodos Biržai 2013 prisiminimui kiekvienam senovinės technikos eksponato šeimininkui, savininkui ar vairuotojui buvo įteikti parodos dalyvio pažymėjimai. Šita šventė dviguba mums šventė. Mūsų klubui 5 metai. 5 metai tai dar nesuaugęs vaikas, dar tik tai pradedantis kažkokį tai gyvenime įgauti protelį, kažkaip tai savitom akim žvelgti gyvenimą, bet jau šiek tiek turintis patirties. Mes nesureikšminam šitos šventės, ne 10, ne 20, tai ne jubiliejus, bet vis tik 5 metai mes visi kartu. Aš matau daug veidų, kurie atvažiuoja kiekvienais metais į mūsų klasikos šventės. Matau, kad jie pakviečia savo kolegas, pakviečia draugus. Ir man dar maloniau, kad jie atsiveža savo vaikus. Mes stengiamės visus priimti, užimti ir pralinksminti ir pavaišinti, kaip mokam, kaip galim. Jeigu jums patiko, pakvieskit dar daugiau savo draugų. Aišku, jau šitą sodybą galbūt ir nesutalpins visų norinčių, aš manau, kitais metais ar po 10 metų, bet mes stengsimės tikrai. Taigi, klasikos gimtadienis tai tik tai 5 žingsniai kažkur tai. Ir mes, atrodo, einam linkme gera. Taip, kaip ir nesigiriant, bet malonu jūs tikrai matyti. Jūs tai įrodote, jūs tai patys parodėte atvykdami čia. Ačiū, kad pagerbėte mūsų. Seniausių parodoje dalyvavusių motociklu Douglas pagamintų 1926 metais atvyko Dainius Petrulis. Seniausią automobilio vardą pelnė svečio iš Latvijos Alfredo Zamockio Oldsmobilis pagamintas 1923 metais.
Įdomiausių automobilių buvo pripažintas Gintauto Miškinio Pakardas, pagamintas 1925 metais. O Jurio Gagainio ekipažas, atvykęs 1943 metų automobiliu Vilis, išrinktas stilingiausių ekipažu, atitinkančių automobilio laikmetį. Iš Vilkaviškio atvažiavę Algirdas Bušauskas ir Gintaras Maksimavičius pelnė iš toliausiai atvykusių svečių apdovanojimus. Sveikinimų bei pagarbos sulaukė ir šventės rengėjai, senovinės technikos klubas Klasika. Lietuvos klasikinių automobilių klubo vardu norim pasveikinti jūs, jūsų gražaus mažo jubiliejaus proga. Tai yra tik pirmasis jubiliejus. Jau tikysimės, kad bus dar labai daug. Ir kada mes lauksim 50-mečio, o tada jau. Taigi sveikinam ir dovaną įteiks mūsų prezidentas Žičkus Gintautas. 5 metų gimtadienio proga klasikiečius sveikino klasikinių automobilių klubo atstovai Gintautas Žičkus, Sigitas Zajarskas ir Alfredas Zigmantas. Vilkaviškiečiai Algirdas Bušauskas ir Gintaras Maksimavičius, kolega iš Rygos motor muziejais Valdis Klavinš, Jūrmalos istorinės technikos paradų organizatorius Maris Mežapukė ir kiti šventės dalyviai. Pasibaigus iškilmingai šventės daliai prasidėjo koncertas. Ir kokiagi klasika be klasikinės muzikos. Vakaro dalyviams malonės akimirkas padovanojo lietuvių operos Čikagoje solistė Genovaitė Bigenytė ir koncertmeisterė Lina Šatkutė. Vėliau prie šių atlikėjų prisijungė Klaipėdos muzikinio teatro solistas Mindaugas Gylys. Koncertas buvo parengtas atsižvelgiant į visų muzikos mylėtojų pageidavimus. Taigi pasibaigus klasikiniai muzikai, scenoje pasirodė ir populiariosios muzikos atlikėjai. Vakaro vedėja Jūratė Garnelienė savo dainomis greitai išjudino ir senus, ir jaunus. O tie, kas nešoko, pritardami plojo ir lingavo pagal muzikos taktą. Vienu žodžiu, kojos kilnojosi pačios. Kad rytdienos paklydėliai nuves nestais keliais, kur tiesa. Mes tikrai nepaklysime, iš kelio neišklysime, per daug brangi mums kiekviena diena. Mes laikome senų, tikrų pop-rock muzikos tradicijų. Stengiamės publikai perteikti geras emocijas, puikią nuotaiką, nenutoldami nuo muzikos, kurios klausydami užaugome. Taip sakė ir taip grojo roko grupė Dreams iš Kauno, pratęsusi klasikos koncertą. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu, kad tu galėtum pamatyti mane. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu, kad tu galėtum pamatyti mane. Nelaukta staigmena tapo dainininkės Irmos Jurgelevičiūtės pasirodymas. Tai buvo tikrai netikėta ir puikiai dovana ne tik klasikai, bet ir visiems svečiams. Pažiūrėkit, kaip saulė leidžia, patylėkit greta, ši trapi valanda. Dainininkės pasirodymo metu dangų išraižė nuostabios ugnies salvės. Jos lyg spalvingos ir raiškios džiaugsmo akimirkos. Klasikos padėka svečiams, klubo nariams, rėmėjams ir visiems prisidėjusiems prie šventės, prie prasmingos 5 metų klubo veiklos. Šventė baigėsi, palikusi puikius prisiminimus ir norą susitikti kitais metais. Dėkui žiūrovams, dalyviams ir rėmėjams.